Nors Jolantai Pulavičiūtei tik šiek tiek daugiau negu 20 metų, jis spėjo įgyti net 2 specialybės. Kai gimtajame Molėtų rajone darbo ilgokai nesusirado, vidurinį išsilavinimą ir virėjo specialybę jau įgijusi mergina nutarė mokytis dar vienos profesijos ir atvažiavo į Uteną. Baigiau barmenės padavėjos specialybę. Tada taip iškart darbo irgi nenusimatė, tada vėl atsistojau čia į Utenon, tada jau darbo biržai. Būtent čia mergina ir pasiūlė dalyvauti projekte Pasitikėk savimi, skirtame nedirbantiems ir nesimokantiems 16-25 metų jaunuoliams. Pirmi susitikimai, tai tokie susipažinimai buvo, tokie vos ne žaidimai daugiau, čia mes susipažinom, žaidėm, bendravom. Paskui jau po to visų žaidimų jau prasidėjo tokie rimtesni visokie užsiėmimai, jau pas mus pradėjo organizacijos lankyti. Mes ten dar iš tikrųjų sužinojom savybių daug, kurių nežinojom, kurių net nežinojom, kad turim. Projekto veiklos yra labai plačios, mes turime labai daug socialinių partnerių pas kuriuos ir mes pas juos einam susitikti ir jie pas mus ateina ir tiesiog ta susitikimų pažinčių įvairovė duoda jiem susidėlioti mintis ir pažiūrėti, kurioje srityje norėtų labiau save realizuoti. Jie linkia įsidarbinti, ieškoti kitų alternatyvų, tarkim, pavyzdžiui, savanoriavimas. Nes kalbėjau su keliais dalyviais, kurie tiesiog nueina savanoriauti į biblioteką, į policiją, tiesiog jie darosi aktyvesni. Paklausta, kokios naudos dalyvavimas projekte davė jai, Jolanta atsako, kad geriau pažino save, o įgijusi daugiau drąsos pagaliau susirado ir darbą. Tokia tvirtesnė, užtikrintesnė pasidariau savim, drąsesnė tokia. Iš tikrųjų davė naudos, mažai naudos davė. Darbo paieškose, eini klausi, taip eini drąsiai klausi, ar reikia tam darbuotojo, ar nereikia. Vaikščiojau, ieškojau ir pakliuvo susiras darbą. Kažkaip tai vargais negalais pakliuvo. Per kelis mėnesius mergina išmoko gaminti daug naujų patiekalų, o įgijusi patirties jau dairosi įdomesnio darbo. Tad laisvą minutę užsuka į Utenos jaunimo darbo centrą pasidomėti, ar nėra naujų patrauklių pasiūlymų. Tačiau padėjusi Jolantai peržiūrėti darbo pasiūlymus, projekto Pasitikėk savimi koordinatorė patarė jai neskubėti ir viską gerai apsvarstyti. Ji taip pat patikino, kad projekto dalyviai ir jam pasibaigus nepaliekami likimo valiai. Kadangi bendravom 3 mėnesius, 6 mėnesius su dalyviais, tai mes juos pažįstam, jie mus pažįsta. Jeigu tu žinai, kad jis ieško darbo jaunuolis ir žinai, tarkim, naują darbo skelbimą, tiesiog dalinies informaciją, skleidi jiem. Taip pat ateina informacija iš darbdavių, kurie ieško, tarkim, ir visada pergalvoji, kas iš tavo dalyvių galėtų vienur ar kitur eiti, kažką tai daryti. Projekte Pasitikėk savimi, kurį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Lietuvos darbo birža, pernai dalyvavo per 100 nesimokančių ir nedirbančių 16-25 metų jaunuolių iš Utenos regiono. Visoje Lietuvoje tokių buvo apie 2000, kone 100 iš jų nusprendė toliau mokytis, o beveik 900 įsidarbino. Projekte, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, dalyvauja 15 teritorinių darbo biržų. Jis tęsis iki šių metų gegužės.